Dabar kodėl aš tos fotokus darau? Kodėl man netinka fotoaparatai iš parduotuvės? Man nereikalingi prietaisai, kurie šiek tiek plačiau mato, daugiau mato. Toks sąmonės ribų išplėtimas. Matome ribų išplėtimas. Paprasčiausias, sakysim, pingolas, ne? Pats savaime. Mato labai plačių kampų. Šitas tai gali matyti skirtingais kampais, kadangi židinio nuotolį galima keisti. Čia keičiasi netgi šiuo atveju iš skylutės pasikeičia. Čia didesniam židinio nuotoliui, čia didesniam kita skylutė. Galima objektyvą paleisti, pasukti. Tai šitas vadinasi tokie dalykai fotografijai. Kaip dumplinė kamera fotografija. Ir šitas daiktas jisai, kadangi neturi rėmelio viduj, juosta taip įsideda. Taip, ir čia nėra rėmelio pribojančio kadro. Tai galima daryti ir dar ekspozicijas visokias. Kadrai sklandžiai persidengia, įsiterpia į kraštai. Tai tuo pačiu telpa ir sakysim, skirtingi įvykiai vienu metu vykstantis, ar to laiko dėmesį įsiveda į praplėtimą viso matymą. Paprastas, žodžiu, daiktas, jisai kaip Kijevo kasetė. Jis užsideda, jis yra kompaktiškas tas pingolas, nors pati juosta, bet jisai palyginus su 35 mm normaliu fotoaparatu, jis yra nedidelis. Patogus variantas. Kaip ir kitaip panašiai. Tai šitas daiktas pakankamai paprastas. Dar iš pingolų sakysim, vadinamas omniskopas, ar ne? Šitas daiktas, jisai fotografuoja kaip kibiras veidrodiniu vidumi. Juosta susisuka į cilindrą ir čia per skylę iš viršaus projektuojasi vaizdas į tą juostą. Jeigu, sakysim, kibiro paviršius veidrodinis, jisai atspindi vaizdą, mes pasižiūrėję galim matyti, ką jis ten atspindi. Tai jeigu tą vaizdą užfiksuosim ir tą kibirą ištiesinsim, tai ir bus tai, ką matom omniskope. Panašus daiktas į pingolinius fotikus yra šitas daiktas, kuris jau yra toks pat kaip to pingolo. Čia dar yra geras pasižiūrėti kamerams, prisukti. Čia yra vaizdo išiklis, kadangi jau daiktas su objektyvu, jisai greitesnis, galima judančius objektus fotografuoti. Tai jisai nuo pingolo skiriasi vienintelių dalykų. Vietoj skylutės čia yra objektyvas iš plastmasinės kameros ir užraktas 2 greičių. Čia tiksliai sakant, koks tai pageidaujamas greitis. Raketas išlaikyti. Šitą objektyvą, aišku, galima keisti. Galima uždėti čia, kad tik nori. Tai toks universalesnis fotoaparatas. Vėlgi ir toks pozicinis. Ir taip toliau.
Panašus, sakysim, yra šitas. Užraiktų. Čia dar platesnis kampas, čia yra 35 mm. Kadangi jos ta plati, tai jis jau pakankamai platus yra. O čia yra 28 mm plačios juostos. Sakysim, kaip koks 14 mm siauras juostas. Tai tiek apie šituos. Jeigu kalbėt apie laiko funkciją visą, tai dabar galima pridėti dar nestatišką laiko fiksavimą, bet judesio fiksavimą į vieną kadrą. Toks terminas yra slide scan, jis lietuviškai neišverstas. Tai yra fotografavimas pro siaurą plyšį. Čia, sakysim, 0,2 mm plyšiukas yra tarp šitų skardelių. Ir vaizdas projektuosi juostą tik tai per šitą plyšiuką. Visas kitas kadro paviršius yra uždengtas. Ir tuo pačiu metu juosta sukama. Ir jeigu priešais objektyvą niekas nejuda, tai fiksuojasi tik tai horizontalios juostos, tai ką mato tas siauras plyšiukas, jisai ir išneka paveisti. Bet jeigu objektas juda prieš tą plyšį, jisai kaip skaneris nuskanuotų, lygiai taip pat nuskanuoja judantį objektą. Jeigu jisai kinta erdvėj, tie visi pokyčiai į vieną kadrą sutelpa. Toks fotografavimas laike į vieną kadrą, tokia vieno kadro animacija išeina šito daikto. Tai paprastas slide scanas, jisai fiksuoja tik tai judantį objektą, fono praktiškai nelieka, lieka horizontalios juostos. Toks minimalistinis fonas. Sakysim, irgi pakankamai paprastas daiktas, panoraminis fotoaparatas. Jis veikia irgi slide scano principu. Čia jis padarytas visai funkcionaliai. Sakysim, dantelės tarnauja kaip padėklas, visada yra magnetinis, kada nukristų fotoaparatas. Fotografuojama taip. Panašių principų veikia, sakysim, visi panoraminiai tie fotoaparatai, kurie suka patį objektyvą. Viduj šito cilindro yra objektyvas, kuris apsisukdamas užfiksuoja vaizdą 140 laipsnių kampu šiuo. O vaizdas yra projektuojamas irgi per tokį patį plyšį, kaip tie visi slide scanai. Štai toks plyšiukas yra. Ir jisai kaip prasisuka pro juostą, užfiksuoja tą vaizdą. Normalūs panoraminiai fotoaparatai, jie turi fiksuotus išlaikymus kažkokius. Reiškia, keičia greitį, sakymas. Čia greitis yra pilnai valdomas rankomis. Aš galiu sukti labai lėtai, jis vyks kaip, ne tik tai kaip panoraminis fotokas, bet ir kaip slide scanas, kuris vėlgi tą judesį visai gaudas. Čia iš cilindro viduj yra objektyvas. Čia galima vėlgi pramoninių būdų gamintų panoraminių fotoaparatų. Objektyvas yra sufiksuotas diafragma, fiksuotų fokusų ir ten nieko per daug nepriguliuosi. Yra fiksuotas atstumas nuo 3 metrų iki begalybės. Tenka nutaikytis. Čia galima pasireguliuoti reikalas atstumą ir diafragmą. tą greitį, kaip sakiau, rankom galima valdyti. Universalesnis šiek tiek.
Tai dabar eilė čia rimčiausia daiktą, kuris visus parametrus sujungia į vieną. Štai toks daiktas. Dabar man reiktų atsuktuvo. Atsuktuvas. Štai čia. Aš jį išardysiu. Šitas daiktas irgi yra slitskenas fotoaparatas. Tai toks sisteminis jau. Čia galima keisti objektyvus. Štai čia yra objektyvas. Su keičiamu diafragma. Galima pasifokusuoti tokiu būdu. Bet galima uždėti ir normalesnį objektyvą. Galima uždėti, sakysim, tikrą objektyvą. Kokį tik tai pageidavo. Štai šito fotoaparatu galiu testuotis objektyvų. Užsidėti ką tik nori. Ir daryti objektyvo bandymą. Tai sakysim, kol kas čia normalios fotografinės funkcijos šitą daiktą. Bet jo viduje yra tas pats slitas, kuris norimu greičiu važinėjasi savo. Jisai atrodo taip. Ir aš galiu keisti čia ne tik tai objektyvus, diafragmas ir visas kitas priekinės ten dalis. Bet galiu keisti ir patį slitą. Pasidaryti platesnį, siauresnį pagal poreikius. Galiu skirtingų formų daryti, svingiuotus visokius. Viskas čia yra keičiama. Šitų dangtelių gali ir nebūti. Patogesnio transportavimo. Štai paprasčiausias iš vinilinės plokštelės išdrožtas slitas. Jisai gali būti bet koks. Visas fotoaparatas praktiškai iš vinilinių plokštelių padarytas, tik tai priekis čia jau tvirtesnis fanerinis. O važiuojasi paprastai, tas slitas važinėjasi. Štai būdu. Tai kiek. Tada šitą daiktų. Objektyvai čia visokiausi. Čia, pavyzdžiui, binaras išlukštentas. Čia yra filtrų vežėlas. Visokie monokliniai objektyvai irgi su keičiamam diafragmom. Čia ir pinholo galiu uždėti, jeigu noriu. Tik tai tada platų slitą reiktų daryti, smarkiai didesnį. Ir prisukti lėtai. Tai ir tai. Liūdna, bet tai šiandien. Diafragmas gali būti įvairiausias, tokias, tokias. Čia monoklinių objektyvų. Tokias labai juokingai atrodo. Štai ir tiek.